Eglė, aš tavęs noriu vieną dalyką paprašyti. Tu nieko prieš to mane visi skirti. O klausykit, ką ten mama pasakoja, kad jūs vėl skiriatės? Kažkoks ten kunigų teismas, kas ten? Ten yra oficialiai bažnytinė institucija, kuri gali anuliuoti bažnytinę santuoką. Bažnytinis teismas, kas čia per dalykas? Nežinau. Nebijok, ten atsiųsti anketą, kažką pasirašysi, nieko daugiau daryti nereikia. Ir po vestuvių turėtų normalius lytinius santykius. Ką čia reiškia? Palauk, apie kokį jūs čia teismą? Bažnytinis. Aš labai atsiprašau, čia aišku ne mano reikalas, bet jūs padavė į bažnytinį teismą? Jėzau, Jėzau. Kodėl Jėzau, Jėzau? Santuokos negaliojimas būtų svarstamas dėl jo sudarimo, dėl nėštumo. Neplanuoto nėštumo. Ką visą tai reiškia, neplanuotas nėštumas? Jūs galite man parodyti nors vieną žmogų, kuriam stebuklingai įvyko toks neplanuotas nėštumas? Mergelė Marija. Čia labai blogai, jo. Kiek iš viso yra bažnytinių teismų? 3. Šansų turit nedaug. Prie altoriaus, kai turėjau sakyti priesaikos žodžius, aš buvau girtas kaip tamkė. Šokiruojančios naujienos. Aš ieškojau šito rozetės adapterių pakrovėjui ir jinai ten dirbo. Ieškojo adapterius, radai žmoną. Garbė Jėzui Kristui. Pagarba abipusė.